Sveiki, mėlyjeji. Šiandienos pokalbio tema – žiovulys. Aš tikiuosi, kad be klausančios paskaitos nepradėsite žiovauti. O galbūt ir taip, tai visiškai natūralu, nes žiovulys yra ir užkrečiamas. Aš, jeigu ilgai reikia vairuoti ir ypač neišsimiegojus, tai aplinkinių prašau nežiovauti. Taip pat ir jeigu laukiam manęs kažkoks rimtas darbas, protinis darbas. Taigi, neilgai trukus kalbėsimės apie žiovulio kilmę. Prieš pradedant rimtą pokalbį, aš prašau prenumeruoti mano YouTube kanalą nemokama. Tai yra jums visiems. Ir paspausti reikia tam oranžiniam laukelėje esantį tokį mažą lotosiuką ir prašau pasidalinti šio įrašu, patiktukinti, jeigu manote, kad jis to vertas. Ir taip pat laukiu jūsų pasidalinimų šią temą, kaip jums aktualu, ar ką jūs darot, kad nežiautumėt ir apskritai. Gal siūlote kitas temas pokalbėms. Taigi, žiovulio fiziologija. Tai yra refleksas, kurie kyla pailgosiuose smegenyse ir hipotalame. Šios sritys yra atsakingos už autonominius refleksus. Ir kad aktyvinami, tada yra aktyvinamos 5 iš 12 galvinių nervų porų. Įsivaizduokit, kokia žiovulio apimtis. Ir tuomet yra aktyvuojami, žiovulį dalyvauja nuo 15 iki 20 įvairių raumenų. Tačiau pirmais smuikais groja diafragma ir tarpšonkauliniai raumenys. Ir PubMed virtualioj medicininių mokslinių tyrimų duomenų bibliotekoje radau virš 2000 mokslinių tyrimų susijusių su žiovulio nagrinėjimu. Ir pasirodo, kad mes pradedame žiovauti įsčiose. Ir kad maždaug nuo 12 savaitės. Ir kad tai rodo pailgų smegenų brandą, kad vystosi smegenų kamienas tinkamai. Tai yra teigiama stebinčių išvada. Ir kad, žinoma, ten mažasis žmogutis neįkvepia oro, nes apsuptas vandenimis, tačiau tie jo judesiai imituoja žiovulį. Ir ypač jau kokioj ten nuo 24 iki 36 savaitės, tai daugiau nei pusė jo burnos judesių yra imituojantys žiovulį. Bet kodėl, mes panagrinėkim kelis žiovulio variantus. Vieną, kai žiovaujam vieni, ir antrą, kai esame tarp žiovaujančių. Tai kai žiovavome vieni, galimos kelios to priežastys. Pirma priežastis, kad aptingus mes pradedame negiliai kvėpuoti ir tuomet smegenys negauna reikiamo deguonies kiekio. Į kraują padaugėja anglies dvideginio. Ir tada aktyvuojasi širdies ritmas, veninė kraujotaka, tai bandoma suaktyvinti sisteminę kraujotaką. Na ir štai, ir įkvepiant, žiovojant, mes giliai įkvepiam, tai reiškia gaunam deguonies ir pagerinam smegenų kraujotaką. Kita priežastis galima, kad žiovulys vėsina smegenis, sako, perkaitaik, atvėsk karštą galvą, neprink sprendimų. Tai žiovojam labiau būdami karštyje, pavyzdžiui, ar pirtyje, arba šiaip karštoje aplinkoje ir nuvargus. Ir kad įkvėpimas padidina kraujo ir oro judėjimą ir dėl to gali sumažinti smegenų temperatūrą, tuo pačiu pagerinti mūsų dėmesį. Na ir taip pat skatina dėmesio perjungimą, kada mūsų smegenys nuvargsta, tai mums kartas nuo karto reikia nusinulinti. Ir tai žiovulys yra būtent priemonė išlaikyti smegenis budrias streso metu.
Na ir nežinau, ar kam padeda, bet man tai visada, kai skrendu lėktuvu, kilimo ir jo leidimosi metu užgalausis. Tai yra Eustachijus vamzdis toks mūsų galvoje, kuris jungia ausį su nosiaryklę ir dėl slėgio reguliavimo žiovojant tiesiog atšoka. Girdisi toks klik ausyse ir vėl pradedame geriau girdėti. Na ir kad naujausi tyrimai rodo, kad vis tik kai kurių ligų metu žiovulys yra nesveikatos požymis. Tai sergant, pavyzdžiui, centrinę miego apnėją, kada sustoja kvėpavimas, netgi miegant, esant ryškiam nutukimui, sergant cukriniu diabetu, išsėtinė sklerozė dėl raumenų silpnumo. Pamenam, kiek raumenų dalyvauja žiovavime, sergant širdies ligomis, epilepsija, ir jeigu tai yra smegenų kraujotakos sutrikimai, priešinsultinė būklė arba insultas ir taip pat vartojant kai kurios vaistus, pavyzdžiui, L-dopą. Nes kodėl kai šitie L-dopą aktyvuoja žiovulį? Todėl, kad mums tingus ar trūkstant deguonies įsivyrauja parasimpatinė nervų sistema ir keičiasi hormonai kraujyje. Ir žiovuly dalyvauja tokie neuromediatoriai kaip dopaminas. Ir kai jo lygis padidėja, tada žiovojam dažniau. Acetilcholinas, oksitocinas, serotoninas, natūralus antidepresantas. Ypač jis dalyvauja to socialinio žiovavimo perdavime. Na ir pokalbio vinis, bent jau man, tai yra užkrečiamas žiovulys. Ir kad mokslininkų tarpe didėja tokia gilėja samprata, kad žiovulys atlieka tokią komunikacinę funkciją, susijusią su mieguistumo, nuobodulio ar lengvo psichologinio streso perdavimu. Žmonės ir kai kuriems kitiems žinduoliams žiovulys yra siejamas su pažangiais, tokiais empatiniais ir socialiniais įgūdžiais. Ir pasirodo, kad užkrečiamas žiovulys aktualus daugiau nei 60% žmonių ir vis tik mums moterims jis yra dažnesnis, nes mes esam labiau emocionalios. Pastebėtas šitas toks užkrečiamas žiovulys ir beždžionių tarpe, įvairių paukščių tarpe. Atlikti tyrimai su šunimis parodė, kad jie dėl savo priraišumo, gal dėl prijaukinimo šeimininkam žiovauti, pradėjo žiovauti irgi tą veiksmą atlieka. Na ir toks yra mokslinis terminas, link kurio dabar orientuojamasi atliekant įvairius mokslinius tyrimus, tai yra toks socialinis neurokognityvinis emocinio užkrėtimo modelis, va taip skamba. Reiškia, kad emocijos persiduoda tarp žmonių per smegenų veiklą, per pažintinius arba kognityvinius procesus ir neurologinius mechanizmus. Tai reiškinys, pavyzdžiui, mes matom kito žmogaus šypseną ir mums norisi šypsoti, lygiai taip ir žiovant, matom žiovant ir nevalingai pradėjome tą daryti, per dalį sekundžių tiesiog. Ir moksliškai tai yra paaiškinama per tokius kelius mechanizmus. Ir mes turime tokius veidrodinius neuronus vadinamus. Ir šie neuronai mūsų smegenyse aktyvuojasi, kai mes matome žmogų aplinkoje mūsų atliekant tą patį veiksmą. Tai nes šitų veidrodinių neuronų paskirtis ir yra atpažinti kitų emocijas ir imti jas kartoti. Pavyzdžiui, jeigu mes šalia mūsų kalbantis žmogus šypsosi ir mums norisi tą daryti. Arba, pavyzdžiui, jeigu verkia, mums irgi šypsotis nesinori. Ir taip pat yra tokia limbinė sistema, kuri atsakinga už emocijų atpažinimą ir apdorojimą. Ir kai matome emociją, tai ši sistema aktyvuojasi ir mumyse ir taip aktyvuojasi, tarsi mes patys išgyventumėm kažkokią tai tokią situaciją.
Ir kognityvinis įvertinimas yra, nes smegenys analizuoja kontekstą, kas vyksta ir priima tada sprendimą, kaip elgtis, kaip reaguoti ten empatiškai, atsargiai ar kažkaip. Na ir yra dar nevalingi autonominiai procesai, kada dėl kūno kopijavimo įsijungia, kalbos tono perėmimas. Na ir kas vyksta tada smegenyse, tai kaip aš sakiau, tie vizualiniai centrai mūsų smegenyse, jie užfiksuoja mimiką žmogaus, veidrodiniai neuronai, jie interpretuoja, įvertina ir pamėgdžioja šį veiksmą, migdolinis kūnas įvertina emocinę svarbą, apdoroja emocijas, ypač vertina baimę, agresiją, ar mums tai yra pavojinga šita situacija, žiovaujantisgi to paprastai nerodo. Ir, reiškia, mums yra saugu šalia jo atsipalaiduoti. Sakome, saldžiai žiovavo. Ir yra tokia sala smegenyse, galinių smegenų skiltis, kuri mums leidžia pajusti tą vidinį atgarsį, tą emociją, kurią jaučiame mes, ir tada jau dar dalyvauja tokia cingulinė žievė tarp abiejų smegenų pusrutulių, kuri susijusi su savireguliacija, su dėmesiu, su savikontrole. Na ir tyrimai rodo, kad, reiškia, jeigu mes todėl ir užsikrečiame dėl mano daugmaž išvardintų priežasčių ir tai, kas vyksta smegenyse, na, mokslininkams jau yra žinoma, nors mums gal ir ne visiems įdomu. Bet kodėl tai yra svarbu, tas užsikrėtimas žiovuliu? Tai yra socialinio ryšio atspindys. Tai reiškia, kad emocinis tas užsikrėtimas mums padeda geriau suprasti vieni kitus, mums kurti artumą. Ir toks grupinis elgesys, reiškia, svarbus kolektyvinėms reakcijoms. Pavyzdžiui, juokas minioja, ar ten, pavyzdžiui, juoko joga, kai lankydavau, tai vieni pradeda juoktis ir kiti pradeda juoktis. Ar pavyzdžiui, ten, na, kažkoks tai bendra rimtis, ar liūdesys, sakim, šarvojimas salėje. Ir psichologinis atsakas, tai yra pagrindas emocijoms ir tam tikro psichikos būklėms, pavyzdžiui. Ir vienareikšmiškai empatija ir socialinis ryšys yra, na, tai užkrečiamo žiovulio priežasčių šaknyse. Ir pasirodo, kad mes labiau užsikrečiam žiovuliu, būdami tarp artimų žmonių, ten šeiminykščių, draugų, bendraminčių. Tai rodo emocinio ryšio įtaką. Ir taip pat atlikti tyrimai, nemažai tyrimų buvo atlikta, pavyzdžiui, 10 minučių buvo rodomas filmas su žiovaujančiais nuoširdžiai. Ir pasirodo, kad autizmo spektro sutrikimą turintys netaip užsikrečia žiovuliu, kaip kad vaikai arba suaugę žmonės, kuriems tai yra neaktualu. Tai vėlgi siejama su empatija. Na ir kad toks, reiškia, mes Arveda aiškina, kad mes išsiderina tada tą vadinamą tavata došą, ir aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau, ką siūlo, kaip padėti. Bet man kaip gydytoja yra svarbu, ar žiovulio slopinimas mus tarpdina. Tai iš ties, jeigu tai yra vienkartinis, ar pavieniai veiksmai, žinoma, kad jie neturi įtakos sveikatai, bet jeigu mes tai darome sistemingai, tuomet žala galima. Tai yra toks fiziologinis stresas organizmui, nes slopinant žiovulį mes sulaikome gilų įkvėpimą, o tai gali sutrikdyti deguonies ir angliarūgštės apykaitai. Ir taip pat gali sukelti tokią mikroįtampą krūtinėje, diafragmą, gali net šiek tiek kilstelti kraujospūdį. Kitas poveikis yra padidėjęs raumenų tonusas. Slopinant žiovulį dalyvauja kramtomieji raumenys, veido raumenys, kaklas,
minėjau ir diafragmą, ir kartais gali sukelti įtampą žandikaulio sąnary, ypač esant jo uždegiminiams pokyčiams, gali galvos skausmus skatinti. Na ir neurologinė trikdžių teorija yra susijusi su tuo, kad mes minėjom, kad smegenims reikia nusinulinti, persijungti. Tai jeigu jos dirba intensyviai, tai tiesiog persikrauti, nusižiovojant, atsipalaiduojant, joms yra būtina, slopinant žiovulį. Žinoma, tuomet kaupiam nuovargį. Ir ypač jeigu mes turime poilsio skolą, miego skolą. Na ir emocinis aspektas gali kelti įtampą ir nerimą. Kartais mums gėda žiovauti, mes, pavyzdžiui, paskaitos metu žiovusime, tai galbūt lektorius galvos, kad neįdomi jo paskaita ir galbūt jausimės atsakingais, kad jis gali įsižeisti ir taip toliau. Tai dabar ką daryti, moko Arveda, tai yra, jeigu vata doša įsiderinus, tai tada aliejiniai masažai, širodara, galvos masažai ir taip pat, ir tai yra aprašoma Čaraka Samhita moksliniam, tokiam Ajurvedos traktate. Į nosies terapijos, nasya karma, lašinimai į nosį, specialių aliejų, kaip anutailam, šadbindu. Ir taip pat, žinoma, būtina reguliuoti mitybą, būtina dienos režimą, judėti, vartoti patariama, jeigu kas turi perteklinio žiovulio problemą, galvos smegenų kraujotaką gerinančius natūralius produktus, kaip, pavyzdžiui, šafraną. Labai mėgstu, ir kiti yra ir vediniai preparatai, ašvaganda, brami. Ir taip pat, žinoma, smegenų kraujotaka priklauso ir nuo lėtinio sisteminio uždegimo, tai omega-3 su polifenoliais, ir taip pat rebefingas, akupunktūra, pranajama, joga įvairi, nidra joga ir taip toliau, mums padės šitą problemą išspręsti. Ir išvada kokia? Jeigu mes užsikrečiam žiovuliu, tai gerai ar blogai? Mano galva tai yra gerai, nes mes esame empatiški, mes esame tuomet žmoniški, žmogiški. Ir, žinoma, žiovulys nepriduoda darbingumo, bet kartais nusinulinti yra labai gerai. Ir paklausyti savo kūno yra naudinga. Ir tokiu būdu mes ilgiau jame gyvensime. Ir įsiklausydami tos pasąmoninius norus. Na ir jeigu žiovulys yra užkrečiamas, tai gal tada kas nors ir vakciną nuo jo kuria, man tai yra neaktualu, bet nuo visų užkrečiamų ligų turbūt jos yra. Galime linksmai baigti šį pokalbį ir linkiu saulytės jūsų širdyse. Esu jums ir su jumis.